Rūta – laiko išmėgintas skonis. Uždaroji akcinė bendrovė Rūta savo šalį garsindama puikaus skonio saldžiąją produkciją įsikūrusi vienoje iš 3 Baltijos šalių – Lietuvoje, Šiaurės Europoje ant Baltijos jūros kranto, šiaurinėje Lietuvos dalyje, Šiaulių mieste. Uždarosios akcinės bendrovės Rūta istorija prasidėjo 1913 metais Šiaulių mieste mažame mediniame name. Šis ilgiausių gyvavimų Lietuvoje besididžiuojantis saldainių fabrikas buvo įkurtas Antano Gricevičiaus, žmogaus turėjusio konditerio talentą. Jie kartu su žmona Juzefa buvo pirmieji saldainių fabriko Rūta darbininkai. 1927–28 metais buvo pastatyti keli mūriniai pastatai, tobulėjo ir plėtėsi gamyba. Tuo metu Antano Gricevičiaus saldainių fabrike Rūta jau dirbo 30 žmonių. Fabrike triūsė įvairių tautybių žmonės – lietuviai, rusai, žydai, vokiečiai. Rūta vis labiau garsėjo gaminamos produkcijos kokybė. Ypatingai įmonė suklestėjo tarpukario laikotarpiu. Tuo metu joje jau dirbo 160 darbuotojų ir buvo gaminama net 300 pavadinimų saldainiai. 20 amžiaus pradžioje Šiauliuose veikė keletas konditerijos fabrikų, tačiau Rūta netruko įsitvirtinti rinkoje dėl išskirtinio skonio saldainių, kurių receptus kūrė pats Antanas Gricevičius. Šio konditerio talentas tarpukariu buvo įvertintas 4 Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodų aukso medaliais. Rūtos produkcija buvo apdovanota ir tarptautinėse parodose. 1929 metais Italijoje Rūtos saldainiai pelnė didįjį prizą, o 1931 metais aukso medalį Didžiojoje Britanijoje. Prasidėjus Lietuvos okupacijai 1940 metais fabrikas buvo nacionalizuotas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1993 metais senieji Rūtos pastatai buvo grąžinti įkūrėjo Antano Gricevičiaus įpėdiniams. Tuomet prasidėjo naujas fabriko veiklos etapas. Buvo renovuotos patalpos, patobulinti įrengimai, atnaujintas produkcijos asortimentas, pakeistas pakuočių dizainas, įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri 2000-aisiais buvo sertifikuota pagal tarptautinį standartą. 2002 metais Antano Gricevičiaus saldainių fabrikas Rūta reorganizuotas į uždarąją akcinę bendrovę Rūta. Šiuo metu uždaroji akcinė bendrovė Rūta yra vidutinio dydžio įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 200 darbuotojų. Veikia 7 saldainių gamybos cechai, technologinė ir mikrobiologijos laboratorijos, kuriuose tikrinama žaliavų, pusgaminių ir pagamintų produktų kokybė. Lietuvos didžiuosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose yra įsikūrusios 11 Rūtos firminių parduotuvių. Šalyje Rūta gerai žinoma kaip įmonė, puoselėjanti senas saldainių gamybos tradicijas bei patirtį, tačiau savo veikloje sėkmingai taikanti ir naujausias tendencijas – šiuolaikines receptūras, technologijų tobulinimą, originalias gaminių pateikimo idėjas, bendradarbiavimą su mokslininkais, dalyvavimą įvairiuose ES finansuojamuose projektuose. Įmonė gali didžiuotis ne tik savo ilgą istoriją, bet ir kaip įmonė turinti gerą vardą. Didžiausias uždarosios akcinės bendrovės Rūta turtas sukauptas per ilgametę įmonės gyvavimo istoriją – šokolado gamybos klasika, unikalūs sprendimai, išskirtinės kokybės produkcija ir išradingas jos pateikimas. Uždarosios akcinės bendrovės Rūta gaminius klientai renkasi ne tik dėl jų kokybės, skonio, įdomaus pateikimo, bet ir dėl įmonės patikimumo, lankstaus ir operatyvaus reagavimo į jų poreikius. Rūta gamina skirtingų rūšių, skonių ir formų saldumynus. Smaližiai jau spėjo pamėgti saldainių rinkinius, šokoladinius saldainius su įvairiais įdarais, triufelius, dražė, riešutinės kreminės masės saldainius, želė ir plaktos masės saldainius, užtepus, minkštąją karamelę, gaminius be cukraus, ekologiškus produktus, figūras iš šokoladų, marcipano ir karamelės. Vieni gaminami rankomis, kiti pasitelkus šiuolaikinę techniką. Saldainių fabriko asortimentą sudaro apie 300 pavadinimų produktai, todėl patinkantį gaminį randa net išrankiausi pirkėjai.
Rūtos tradicija – siekti aukščiausios kokybės. Pagrindinis kelrodis jos veikloje – pagarba klientams. Rūta nuolat tobulina gamybos technologijas, kelia darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, bei kuria naujus gaminius. Atsižvelgdamas į augančius vartotojų poreikius, darbštus įmonės kolektyvas nuolat ieško naujovių, pateikia unikalių receptūrų bei originalių produktų idėjų, tuo stebindamas ir džiugindamas vartotojus. Rūta siekia, kad pirkėjus pasiektų tik švieži, saugus ir kokybiški produktai. Įmonėje yra įdiegta ir veikia produktų saugos, rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema, bei kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001 tarptautinį standartą. Ateityje planuojama diegti maisto saugos vadybos sistemą pagal ISO 22000 tarptautinį standartą. Lietuvoje įmonė žinoma kaip vartotojų sveikata besirūpinantis gamintojas, kadangi naudoja daug natūralių augalinių žaliavų, uogų, vaisių, medaus ir kitų produktų. Be to, gali pasiūlyti ir saldumynų be cukraus, riešutinę dražė, guminukus, šokoladą. Rūta pirmasis fabrikas Lietuvoje pradėjęs gaminti ekologiškus saldainius. Kurdami naujas receptūras, įmonės meistrai nuolat bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslininkais. Svarbi saldainių fabriko Rūta kryptis – ekologiškų produktų gamyba, kuri sertifikuota Lietuvos nacionalinės agentūros EcoAgros. Rūta turi įvaizdį gamintojo, kuris stebina vartotoją, siekia žadinti pasididžiavimą savo kraštu, formuoti patrauklų Lietuvos įvaizdį, savo turimą suvenyrinių produktų liniją. Šiandien itin populiarų saldainių rinkiniai – Tūkstantmečio Lietuva, Gintaro kelias Lietuva, Valdovų rūmai Baltija, Tūkstantis Lietuva, Čiurlionis bei šokoladai Lietuva, Valdovų rūmai, Žygimantas Augustas, Barbora Radvilaitė. Įmonė didžiuojasi, kad keliolika jos gaminių, tokių kaip gilių kava, slyvų sūris ir kiti, yra pripažinti ir gavę Lietuvos kulinarijos paveldo statusą. Tai, kad uždarosios akcinės bendrovės Rūta pastangos pateikti rinkai kokybiškus ir gardžius saldainius yra sėkmingos, įrodo nuo 1993 metų skirtingose parodose ir konkursuose gauti net daugiau kaip 20 aukščiausių apdovanojimų – aukso bei sidabro medalių, statulėlių. Rūtos gaminamame produktų asortimente kažką mėgiamo ras kiekvienas, tačiau įmonė išpildys ir individualius kliento norus kurdama specialiai jam. Rūtos fabrikas gamina produktus su kliento pageidaujama etikete ar pakuotė. Tai vynioti saldainiai, saldainių rinkiniai, šokoladas ir kiti saldumynai. Taip pat galima pasiūlyti ir konditerinio meno gaminių, įvairių vienetinių dirbinių iš šokolado, marcipano ar karamelės. Iš šių žaliavų Rūtos meistrai sukurs ne tik įmantriausias figūras, bet ir skulptūras ar net paveikslus. Rūtos saldainiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, Estijoje, Latvijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje ir kitose šalyse. Nepakartojamo skonio, subtilaus dizaino Rūtos produkcija – puikus pasirinkimas kiekvienam, kurio širdį norime sušildyti ne tik gražiais žodžiais, bet ir saldžiosiomis dovanomis. Skonio paslaptis glūdinčios senose tradicijose padeda įgyvendinti net pačias saldžiausias svajones. Laikas skonį jau išmėgino. Norisi, kad tai pajustų kiekvienas iš mūsų.